Duokit ant soliuko. Žiūrėk, dabar stoja. Perduokit, kas gerai. Sveikiname jūs Jungtinėje karalystėje. Džiaugiamės, kad jūs su mumis. Džiaugiamės, kad nešate tūkstantmečio žinią bei visas pasaulio bendruomenės. Linkime jums visokeriopos sėkmės paskutinėme etape, apiplaukiant Šiaurės Europą, aplankant dar 7 bendruomenės. Didžios mūsų bendruomenės vardu norėčiau įteikti po šį mažą suvenyrą ir pasakyti, kad rytoj nekantriai jūsų laukia 13 Europos šalių lituanistinių mokyklų festivalio draugystės tiltas sąskrydžio dalyviai mūsų gražioje lietuviškoje sodyboje. Sėkmės jums jūsų etape. Sveiki, mielieji! Mūsų Odisėjos tikslas yra suvienyti visus pasaulio lietuvius vieningam Lietuvos tūkstantmečio šventimui. Kai mes lankėmės praeitais metais pas prezidentą, jis pasiūlė mums apvežti jo vėliavą aplink pasaulį ir įteikti visoms pasaulio lietuvių bendruomenėms po laišką, kurį mes jums, mieli Didžiosios Britanijos lietuviai, tuoj perskaitysime. Taigi dabar prezidento vėliava. Mes negalime šios vėliavos iškelti laive, nes yra keliama tik tuo atveju, jeigu prezidentas yra laive. Taigi ji buvo pakelta tik praeitais metais spalio 5 dieną, kai prezidentas mus išlydėjo į šią Odisėją. Taigi prezidento žodis jums, mėly Didžiosios Britanijos lietuviai. Gerbėjimieji Jungtinės karalystės Lietuvių sąjungos nariai, brangus tautiečiai. Siunčiu nuoširdžiausius linkėjimus jums, Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio proga ir sveikinu visus gimtosios kultūros ir kalbos, tautinių papročių ir lietuvybės puoselėtojus. Istorija lėmė, kad Lietuvos žmonėms savo valstybę teko kurti ne vieną kartą. Šio kūrybos darbo priešakyje visuomet stovėjo labiausiai išsilavinę, plačiausio akiračio ir giliausio pažinimo žmonės iš visos Lietuvos ir iš po visą pasaulį pasklidusių lietuvių bendruomenių. Tokia istorijos patvirtinta vienybė ir bendradarbiavimas liudija. Esame didelė ir nedaloma lietuvių šeima. Kad ir kaip toli nuo tėvynės būtume, kad ir kokie atstumai mus skirtų savo dvasia, mintimis ir širdimi, visi susitinkame Lietuvoje ir dar kartą pasijutame vienos žemės, vienos tautos vaikai. Bendros tėvų ir protėvių praeities, bendrų dvasinių šaknų, bendros vilties telkiami žmonės. Švęsdami Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio jubiliejų, būkime kartu ir vienykime savo pastangas bei asmeninius talentus, valstybės stiprinimo ir jos vardo garsinimo darbuose. Kiekvieno žmogaus, kiekvieno iš mūsų laisvė ir atsakomybė, talentas ir darbas te būna nukreipti tą pačią kryptimi. Tikiu, kad šiuo keliu eidami dar labiau susitelksime kaip viena didelė bendruomenė, lietuvių tauta. Linkiu, kad minint Lietuvos tūkstantmečio istorijos jubiliejų, šis jausmas būtų itin stiprus ir gyvas, kad taptume vieni kitiems itin svarbus, reikalingi ir rūpimi. Būkime kartu, Lietuvą ir pasaulį, vienu balsu garsiai skelbkime, Lietuvai jau 1000 metų. Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos prezidentas. Didžiosios Britanijos lietuvių bendruomenės pirmininkas. Taigi vienas vardas? Lietuva!